Labą dieną. Noriu pristatyti Jums Viktorą Vaitkų, vedę savo porų, kad renkau plungį sporto istoriją. Man drus, ką visi plungį daug maž pažįstat, kas nepažįstat, tai susipažinsit. Vaskom, kad konvektors apie save papasakos. Prašau. Ačiū, Kanadėjom. Labai malonė pradėti plungės sporto istoriją. Tai vienu, man atrodo, reikšmingiausių tokių veikalų, tai sports plungės rajone. Aš gimiau pačio plungė 50 metais, sausio 3 dieną, kaip man pasako, buvo didelį šaltą. Taip pat yra nuo 7 metų pradėjome lankyti mokyklą Kapėse. Vakar mūsų šeimą sudarė 11 asmenų. 11 asmenų, čia aš gal pradėsiu iš karto nuotraukėlį parodys. Taip. Šnekėk, aš palaikysiu. Čia mūsų toks susijėms vėliau, ką buvo 50 metų. Ir mes visi vakar, katrai sudarėm visą šeimą, buvo 9. 9 į su tėvelė, su mama, buvo 11 iš vis. Šio tarpo, kaip aš duodu, čia tam paskojim atleiktų, tai iš mano šeimos balikau tik vienas pats aš. Vienas pats. Gerai, važiuojam toliau dabar. Te plungė, ką pasakiau, gimiau 50 metais, plungė buvo miestelis, nu ką pasakyti, į nemažas, į nedidelis. Panašiai apie 8-10 tūkstančių gyventojų. Te plungė, tokios pramonės nebuvo didelios, buvo vien lino audinio fabrikas ir toliau daug mažų įmonėlių, katros aptarnavo plungės gyventojus. Neskys, kad ten butą valdėjom, kas ten buitinis buvo patarnavimas žmonėms ir taip, kad daug žmonių dirba ypatinga fabriką, lino audinius. Fabrikas dirba, jeigu aš kaip prisimenu, 3 pamainom buvo. Buvo 3 pamainom dirba ir tam fabrikė dirba daug žmonių skaičiau, dar nepasakysiu kiek, bet fabrikas to laikotarpiu išlaikė, galbūt šefavo 2 tokias komandas. Tai lino audinio vadinamas ledo ritulio komanda ir lino audiniai plungės komanda buvo. Jo, futbolo komanda. Tai prie tų komandų buvo, taip pat ėjomės patys vakar, buvo prijungtas, to laiko dar nebuvo sporto mokyklas. Sporto mokykla tik atsidarė 64 metais ir pirmas sporto mokyklos direktorius buvo mūsų viso pradininkas, mūsų direktorius, treneris, mokytojas Antanas Jadžiauskas. Jis buvo baigęs Kūno kultūros institutą ir parvažiavo į Plungę 50 galbūt 5 metais, 56 metais ir ėmės treniruojam komandą. O iki to, kaip treneris Jadžiauskis paėmė komandą, Plungėje buvo suburta stipri ledo ritulio komanda. Ledo ritulio komanda, kiek aš prisimenu, vadovavo Stanislavas Šleinius, galbūt, jeigu aš neklystu.
Nu, nei ten visi buvo, visi žaidė to laikas, taip nesiskir nieką, bet visi buvo, visi pajėgi. Ir daugum buvo tokių žaidėjų, katrai žaidė vasarą futbolą, o žiemą ledą ritulį. Tai aš norėčiau paskaityti pavardėlis, katrai buvo, tai pradėsiu nuo komandos kapitono Stanislavas Šleiniaus, Jonas Dervonskis, Antanas Česnauskas, Stasys Žalimas, broliai Benas ir Vytautas Mickevičiai, Jeronimas Mockus, Daumantas ir gal ko nepaskaičiau dar. Tavo treneris futbolą buvo Antanas Sedziauskas. Sakiau Česnauskas. Taip aš pats mokyklą pradėjau lankyti, tą pirmą klasę jau, į pirmą klasę pradėjau eiti 57 metais. 57 metais lankiau pirmą klasę, į mūsų mokyklą buvo už meno mokyklas, ką pasakyčiau. Oi, dabar nebūtų tokius nuotraukų, gal paskui parodys. Taip, už bažnyčią. Taip, mūsų buvo mokykla pradėjai klasių, pirmas 4 klasės, bet aš lankiau tik tas pirmą klasę jau. Mano mokytoja buvo Kelminskiai mokytojai ir paskiau vyko biškį rekonstrukcija dėl mokyklos ten, atsidarė prie mūsų 2 klasės, privadinamas buvo žydų šaulė, jeigu aš teisingai pasakys. Ir ten buvo tipo bendrabais buvo. Ir ten padarė 2 klasės. O kadangi mes pripat gyvenom, tai mes ir ėjom ten į 2 klasę pradėjome eiti. Buvo mokytojas Senkus, katram labai patiko futbolas. Ir mūsų mokytojai Vėlavičiai buvo. Nu ir baigėm pirmą klasę, aišku, buvom dar maži, bet visi matėm, kas vyks Plungėje, kokie dalykai vyks su sportu, kas vyks su futbolu, kas vyks su žiema, su ledo rituliu. Ir už tai mūsų visus laisvalaikis buvo skirs tiems dalykams. Edavom į pievelę, buvo pievelė, Gūžio pievelė vadinam, čia prie Babrunga. Dabartiniam Dainų slėnyje. Ir į tai mes tuomet žaidavom. Tai su Žemaičiais aliejai. Nu, mes vismet, mūsų gatvė buvo jaunimo gatvė, dabartinė Vaižganto gatvė. Tai mes skirdavomės tokį vis tiek pajėgumų tokių, kadangi mūsų buvo daug išaugo futbolistų iš mūsų gatvelės. Ką pažiūrėjau, aš pats užaugau, ten Vytautas Gedgaus gyvena, Kerpa Roms gyvena, nuo žalėjimo buvo ten keli žalėjimą buvo, ten vien žodį, katrims irgi ir ledurtį žaidė vėliau, ir futbolą taip pat, teik Stasys Žalėms, teik Roberts, viską buvom jauni, nes kitur niekur negalėjai, niekur nebuvo, jokių būrėlių nebuvo, įskyrus žiemą dar kartuoja ledo ritulys, o vasarą buvo futbolas. Tai edavom. Jo. Ir į mūsų, nu ta mūsų gatvė, tokia buvo, sakavo, sportinė gatvė, paskaičiau sportinė gatvė ir taip pat muzikantų gatvė, nes šalia buvo, šalia gyvena kompozitoriaus amžinatilsį Andrius Kulikauskis.
ir aš apie Andrių Kulikauską irgi, ons irgi taip pat daugiausia ons buvo statoms į vartus. Te vartininkas. Nu, kadangi buvo Mozdagons, taip nebuvo sporto mokykla, tada nebuvo paskelbta, taip ir edavom ir žaidom. Į ton Gūžį peivelę edavom, žaidom ten, į su Žemaitės alėją, buvo vadinus Laisvės alėja. Petras Cvirkas, Melnikaitis. Petras Cvirka, jo Melnikaitis ir Telšių gatvė. Ir Komunarų gatvė. Čia visas, tuos buvo pagrindinis. Prie pat miestą mes buvom ir vien žodžiu taip, kad būdavo taip ypatinga, taip pradant nuo pavasarį iki vėlyvą, taip rudens būdavo, taip, mes kiekvienai turėdavom komandas savo tinklus. Ypatinga būdavo, kad žaidom su Petras Cvirka, užsidėdavom savo tinklus, užsidėdavom, kad žaidom, kad nebūtų matytis vis įvartai, kad būtum, taip nieks nepasakytum, ką prašuoliniai ar kaip nors. Ir taip ėjo mūsų vaikystėje, nu aišku, vaikystė buvo graži, tas laikas buvo graži, nes daugiau, sakau, niekur nebuvo, kur net, dar įskyrus buvo šachmatų būrelis. Buvo treneris Andrušaitis, na, bet mes, ką buvom visi žaidė, ką buvom, tai mes ir į su tom sporto šakom ir gyvenom. Teik vasarą, teik žiemą. Vėliau, baigus tą mokyklą 4 klasės, persikėlėm į vadinam, tais laikas buvo Aštarmetė, Saulės gimnazija. 7 metų buvau. Kur dabar senukai? Ne, aš tenėjau. Ten mes ėjom į 3, ten buvau 8 metų. 8 metų mokyklą jau buvo. Į ten prasimenu, kad buvo direktorius, atrodo, Kiseliūnas buvo. Kiseliūnas pradėdavo. Nu, ir mes turėjom irgi tą pat, į ten buvo. Mūsų buvo geras mokytojas Darvonskis. Leonas Darvonskas buvo mūsų mokytojas. Ons labai mėga į sportinį žaidimą, mėga tiek futbolą, mėga tiek ton, bet ons vaisė mėga ir akrobatiką. Buvo gimnas, geras gimnas buvo. Nes kur mes pasiruošdavom, vis mes per šventės, kad būtų koks šventės, vis mes statydavom įvairiausias piramidės iš mokinių. Aišku, ne aukštą atėdavom, tas laikas, tai visi bijojom, kad nežuzės, nenukreista. Tai 2 aukšto buvo piramidės statomas iš mokinių, 3 aukšto ir daugiau. Niekas nerizikuodavo. O be to vyko įvairiausių varžybų. Buvo tokia bažnyčėlė maža šalia mokyklas, ten mumis įleisdavo, taip žiemą, įleisdavo kartas, biškai padaužyti futbolo kamuolį, kars, tebaisą neturėjom, nei inventoriaus, niekai neturėjom tebaisą, bet taip žaidėm į puskvadratį, daugiau žaidėm puskvadratį o daugiau vis laik praleisdavom su gimnastika, su gimnastikos pratimas, įvairiausi kulverčiai atlikdavom ir taip toliau. Aišku, vykdavo, į tą pastalą tenis varžybas vykdavo, kur mes patys įsipjaudavom iš fanieros per darbų pamoks, įsipjaudavom taip raketą stalo tenisą ir žaisdavom. Nes tas laikas buvo sunkia laika, nebuvo net rakečių daug, net kamuoliukų taip negaudom niek, vis taip žaisdavom, kol tas kamuoliuks jau suteš visai iki galo. Tai būdavo tinkliukas, tautomis iš knygų pastatydavom, iš knygų tinkliukus ir žaisdavom stalo tenisą.
Nu, ką perskeliam ten į 8-metę mokyklą, tai mumis ten visi irgi edavom, vykdavom tarp klasinis varžybas. Vis laik futbolą edavom žaisti į žemusius rūmus, vadinam žemėje rūmą, ten būdavo stadionas ir taip pat vykdavo daug varžybų. Vykdavo daug varžybų ir žiemos laikė, bet ne su futbolu, bet įvairius bėgimą buvo, kadangi taip neturėjom baisių kur veitas niekur, tai mokytos vesdama į žemusius rūmus ir ten daudo pažaisti ir futbolą, ir paskiau mumis ruožau taip fizišką. Daudo pratimėlio, daudo pabėgti gerą ir taip, kad nebūdavo taip liūdna, per tas pamokas nebuvo liūdna. Žemėje rūma, kur dabar ir prigaisrins 2 aukštų mūrinis nams, mokytojų nams vadinamas. Kur dabar į daržą, ten buvo stadionas. Taip. Tai vot, ir... Draugus, klasiokus, mokytojus. Taip, mokytojai, žinot, kaip sakant, taip čia, kur aš turėjau biškį klasiuką, taip, savo, aišku, iš to laiko sunkiai atrasti nuotraukų, taip iš to laiko, bet čia mes baigėm vidurinę, o ją baigėm vidurinę mokyklą. Mumis pradėjo vis laiką, taip ypatinga muzikos mokytos buvo toks, vadinams vargonininkas, on buvo iš tikrųjų vargonininkas, buvo Antanas Pocius. Ir on turėjo, tas laikas būdavo įvairių švenčių būdavo. Tiek spalio šventės, tiek gegužės 1, ten dar kas nors. Tai vis laik kiekviena mokykla turėdavo paruošti kažkokias programėlis, edavom į kultūros namus ir kad vien žodžio taip dainuodavom ir mumis mokytos Pocius paėmė į berniukų ansamblį. Ir berniukų ansamblis buvo Trakimavičius Alfredas, Šedvytis Silvestras, toliau Razma, aš pavardinau, kaip čia ir... Edvardas, jo, Razma Edvardas. Nu, ir daugelis kitų. Nu, mes kelias mes dainuom tam chore ir ansamblį. Ypatingam mūsų berniukų ansamblį pasirodo gerą visuomet Kovo 8, kadangi būdavo visuomet taip uždainuodavom, dainas skirdavom mamom per Kovo 8, tai mamas visas, kur būdavo salėje, dauganų apsiverkdavo. Iš mūsų tokių gražių dainų, kur paruošdavo mokytos Pocius Antanas. Nu, taip mokyklą mokės ir tas laikas buvo į dabar Vilnių gyvena buvęs aktorius Vytautas Rumša, Edmundas Narmontas, kiek prisimenu, bet jau čia, matau, tokie sen laiką, taip, ką vėzėčiau nuotrauką pamatyčiau, bet dabar taip tokias net ir nuotraukas, kur buvo. Ir nu, iš to išėjai, kadangi artėjo didelė šventė, buvo skirta dainų šventė. O kadangi mūsų mokyklos choras nepateka į tą dainų šventę, vykdavo konkursą chorą, tai pirmas darinis mokyklos mokytoja buvo Martingutė mokyklos
pirmos vidurinės mokyklos. Tai mums visą berniukų ansamblį paėmė už pirmą vidurinę dainiauti ir mumis vežės į dainų šventę. Tuo dainų šventė taip pat su mumis kartu išvažiavo ir aišku, tai manau, mokytojos Povilo Pociaus sūnus Paulius buvo, Andrius Kulikauskis ir eilė kitų dainininkų. Išvažiavom labai daug. Išvažiavom vakų, pirmą kartą važiavom į dainų šventę, buvo ta šventė skirta Tarybų Lietuva 25 metai, tai buvo 65 metai, tai į mumis mūsų grupės vadovas buvo mokytojos Pocius ir tam tarp apsigavo Ano sūnus Povilas, taip pat buvo ir lankė chorą, ir Andrius Kulikauskis. Nu, mokytojos Pocius buvo Vilniuje labai griežtas, mumis taip, mes žinot, iš kaimo atvažiavėm, pamatėm gelžinis lovas, tas gelžinis lovas pradėjom ten siausti, daužyti, mokytojos pasakė, dar vieną kartą bus tokia sistema, įsiaus atgal į Plungę, bet mes daugiau paklausėm ir taip laikėmės taisyklių, reikalavimų. Nu, dabar norėčiau papasakoti apie 56 metus, aišku. 56 metais mūsų Plungės ledaunininkų komanda tapo Lietuvos futbolo čempionas. Tai treneris buvo Antanas Sėdžiauskas ir buvo taip pat, kaip sakydavau, eilė gerų žaidėjų. Aš buvau aukščiau išvardinti, bet dar kartą pakartosiu. Tai buvo Stasys Leinius, Jonas Dirvonskas, Antanas Česnauskas, Stasys Žalimas, broliai Mickevičiai, Jeronimas Moskus, Roma Daumantas ir kitas žaidėjai, Lenkšas Julius dar. O treneris Antanas Sėdžiauskas parvažiavo 55 metais, jums te paruošė komandą per porą metų, kad ane 56 metais tapo futbolo čempioną Lietuvos. Pasakyk, kaip šitą užėjai. Aš norėčiau pasakyti, kad daug dėmesio futbolo komanda skiria ir tuometinis futbolą mėgėjas direktorius fabrika Alfonsas Čerškus. Tai anam reiškia didelį padėką už visos komandos, kadangi reikėjo ir aprangą pirkti, ir kamuolis, visko, vis žodžiu, labai mylėjai, labai džiaugės. Ir taip pat dar fabrik šefavo, čia iš visos komandos. Čia rajon pirmenybės. Jo. Taip vykdavo, tas laikas vykdavo ir rajonų pirmenybių vykdavo, kaip prisimenu, vykdavo ir rankinis vykdavo, ir krepšinis vykdavo. Visus sporto šakų, ir futbolą, davai žodžiu. Lengvoji atletika. Jo, lengvoji atletika, į stalą tenis atsirado po biškėlį. Padalinių. Kokį inventarijos turėjo, tokį vis metą. Dabar rodau Pocių. Ne muzikos mokytojų, o fizinį mokytojų. O čia mokytojos Pocius buvo mūsų vadovo, mūsų šveisos vadovo mokytojų kolektyvų. Mes pasakom šviesa kolektyvas. Tai va tokie žaidėjai buvo, kaip Vasilijus Stasys. Pociaus įvadis Pocių. Imk įvardį. Tai Pocius,
Vitkus, Platagis Danielius, Lakačiauskas, Mečislavas, toliau Nefas, vardo užmiršau, negali pasakyti, toliau Varpiutas, apačiu į Vasilijus Stasys, Paulius Rubinas, Romas Kerpa, Jonas Jozaitis. Aš pats nebandžiau ten irgi mokinau žaisti krepšinį, ir Eduardas Martinkevičius. Tai buvo tokia mūsų buvo Šveicijos komanda, kur mes visą laiką beveik laimėdavom pirmas veidas ypatingą. Į krepšinį, ir runkinė būdavom, taip neblogi, kaip sakant, tie patys. Žaisdavom teik vasarą, teik žiemą. Čia vidurinių laikų istorijas kūrėja, nes vis dirba treneris, mokytojas fizinį. Taip, jo. Visi dirbam čia, taip, arba trenerė buvo sporto mokykla, arba mokytoja. Taip, nu vat po biškėlį, taip jodam toliau. Baigiam apie futbolą. Čia šeimo varžybos vyko. Nu, bet Vaciliščiai. Šeimo varžybos. Ilgalaikis treneris, fizinis mokytojas. Tas laikas, jo pradėjo atsirasti tam tarp ir šeimo varžybos. Tai vykdavo. Aš norėčiau pažymėti, kad šeimo varžybos ypatinga buvo geri Paškauskų šeima. Buvo Donatas iš technikumo, paskui Paškauskiai, Onutų ir Donos Giedrius. Buvo du sūnų, Giedrius ir, o kitų nežinau, mažoji. Buvo Giedrius ir užkrėtimų. Jo, vėžodį. Anie daugiausia ir atstovavo mūsų plungį. Aš pats bandžiau irgi su savo, kad dalyvauti varžybos, tai mums ir sekės nebloga, negali pasakyti, bet nu, tokio rezultatą pasiekė labai gero, kadangi vyka ir respublikinės varžybos vyka jau Lieturkos. Tai važiuodavo ir į Vilnių važiuodavo, į Zarasus važiuodavo, ten, kur būdavo daugiausia sneiga. O vasarą automatiškai jau būdavo ir Žemaitijoje pas mūsų būdavo, bet plungė vot nevyko, ne vien kartą, taip netek pavadyti ten sportuojančių. Bet nuotraukų matėm, kad daug vis laik dalyvau, eilę metų buvo sportą didelį entuziastai. Nu ir dar pradėsiu prie to, taip pat vyka ir žiemos ledo ritulio varžybos. Tai žiema būdavo pats didžiausias lankomoms, kada aš nebuvau, niekur turėjom aikštelių. Aikštelis buvo, į stadione buvo įrengtas stadione. Buvo paskiau persikėlėm į ten prilėdonio fabriką, buvo įrengta jau geresnė tokia aikštelė, jau asfaltuota aikštė buvo. Tai ir plungė, nuo plungės Lenaudinio komanda vėl 64 metas tapo Lietuvos čempionas. O Lietuvos čempionas tapo Stanislavas Šleinius, Antanas Česnauskas, Jeronimas Mockus, vartininkas buvo nepakartojant Romas Daumonta. Petrucis Jonas, Anicetas Girdvainis, Jonas Dirvonskas.
Jonas Darvonas, sakiau, jo. Zenonas Paulauskas. Zenas Paulauskas buvo, kaip sakant, Jonas Druktenis. Stasys Makarevičius. dar buvo. Steponas Gudas. Ir Pranas Gibieža. Tie tapo ledo ritulio čempionai. O prisidėjo prie to Jonas Narmontas, vyr inžinierius. O prie to daug prisidėjo Jonas Narmontas, vyr fabrika inžinierius. Ir taip pat direktorius Alfonsas Čerškus. Tai tiem žmonėm didžiausia pagarba į geriausią prisiminimą apie anų darbus ledo ritulio komandą. Aišku, kaip ir futbolo, taip ir ledo ritulio bus skiriamas didelis dėmesys. Ir ypatinga didelis dėmesys direktorius norėjo, kad ledo ritulio komanda ledo ritulio aploštam vis laik Panevėžio komanda, kadangi Panevėžis buvo, mes buvom Panevėžio filialas buvom, tai mūsų direktorius pirmiausia klausimus, jeigu važiuodavom į Panevėžį, tai paklausdavau, ką apsalošėt, jeigu laimėjot, galite užėti į kabinetą, pašnekėti, papasakoti apie rungtynes, bet jeigu jau pralaimėjom, geriau į kabinetą reikėjo neiti. Jo. Kepyklą. Kepyklą. Kontra pasiparašyti. Lungis kepykla. Tai vat prieėm prie 64 metų. Čia tas pat kepykla ir jau. Ir ten to gatvė. Čia prie to. Lungis kepykla. Nu, dabar baigėm mokyklą davai, družk. Taip, nebaigėm. Da tik pauzėlį da biškėlį. Te baigiau 8 klasės ir kadangi nuplungė maža, kas maža te turėjo televizorius ir nikap negalėjom, kad sakant, pamatyti tų rungtynių, kur rodydavo iš Vilniaus Žalgirio stadioną. Tai buvo, per vasarą sesuo mums pasiūlė dirba pašte ir pasiūlė, kad eičiau darbautis į paštą per vasarą, nešiau telegramas. Mane davė dviratį, apsiformina und laikiną darbą, bet pasirodė, kad tas laikinas darbas man palieka ir ilgalaikis darbas. Aš išėjau paskiau, po 8 klasės išėjau į vakarinę mokyklą, ėjom ir pasilikau darbę pašte dirbti. Mane darbą priėmė, buvo, užmiršau pavardę, Onutė buvo viršininkas. Paskiau parėjo ir iš Mazgą parėjo Stasys Eidrigevičius su žmona Eidrigevičienė. Ir nuo tada pradėjo, trūkom telegrafistų ir mums pasiūlė, gal tu norisi pradėti biškį naktimis, biškį pabudėti. Aš su mielu noru sutikau, kadangi buvau ten didesnė alga negu telegramų išnešiotojas. Buvau apiforminęs telegrafistų, budėjams naktį buvo ir nuo 66 metų rudens pradėjau dirbti telegrafą ir telefonų stotyje. Dar apsėjo gera, kadangi vakaras ėjom į mokyklą, tai aš teisė būdavau kars vakarą tokie, kad teisė iš mokyklos eidavau į darbą, į naktim pamain, kadangi telefonas ir telegrafas dirba visą parą. Ir tai atidirbdavau iki 8 ryto, keisdamas pamainas ir būdavau, žodžiu, eidavau į namus. Bet
tų laikų vis tiek nenutraukiau sportuojama. Apie 64-65 metus, kai buvo atsidaryta sporto mokykla 64 metais, treneris Sėdžiauskis vykdė tarpgatines varžybas ir norėjo surinkti komandą mūsų metų gimimo, kad paskiau galėtum dalyvauti už Plungės rajoną. O te apie galvos. Mumis treneris Sėdžiauskis atrinka ir aš labai džiaugiausi, kad mane ir taip pat pakvietė tada į komandą. Mums pakvietė, ten daug buvo ir sakau, ir Kaunas Stasys buvo, prisimenu tada. Aš pats, vien žodžiu, buvo daug žmonių. Daug žmonių buvo. Ir te praeis, te atėdavo žiemą, į žiemą tą pat, irgi mes edavom į stadioną, į čiuožyklą, tą patį žaisdavom ledritulį. Ir paskiau 68 metais te Plungė paskyrė vesti jaunių pirmenybės finalinius varžybas. Ir kažkaip mumis be konkurencijos, žinot, kaip šeimininkus priėmė į tas pirmenybės dalyvauti, ten atvyko Kaunas, Vilnius ir dar gal kelias komandas ir mes dalyvavom tos varžybos, pirmas lyg laimėjom ir prieš Kauną ir paskiau mums reikėjo eiti į žaisti su Vilniu ir Vilnių pralošėm, tada Skaudė pralošėm Vilnių ir užėmėm tik tas antrą vietą, tada čia kažkur buvo diplomas, bet paskiau prodėm. Taip ir paskiau 69 metais jau baigiant mokyklą, tai buvom išvažiavę į Kauną, jau su pagrindiniu komandu buvo išvažiavęs, kaip atsarginis vartininkas, buvo Daumantas Roma gaudė vartus, aš buvau atsarginis ir tada treneris Mackus pamatė, ten, kad tai buvo Vytautas Norvilas, bet su Vytautu Norvilu amžinatilsį mokinomės, baigėm mokyklą ir tada buvom Kaune ir treneris pakvietė Norvilą ir tame tarpe būtų linksmiau, paėmė ir mane. Atvažiuokit, būsit vartininką, kaip sakot, vienas vartininkas bus ir vienas buvo paurės. O Vytautas Norvilas buvo labai geras žaidėjas, nes iškart, kaip on žaidė Kaune, tai Mackus pamatė, tai būtina, jie buvo iškart pamatė perspektyvų, ką išano gal padaryti gerą ritulio žaidėjai. Tai ir dar tam tarpe buvo ir Marcinkievičius pamatė, bet Marcinkievičius mokinos vienu klasę žemiau, paskiau kitas metas atvažiavo ir Marcinkievičius, ir mes išvažiavom į Kauną su Vytautu mokintis. Tas laikas nieks nevedė, neklausė. Jis sako, važiaunam į Kauną mokintis, tava sakė, į gerą važiaunat, ir viskas. Ir nieks čia nebuvo, kaip dabar, kai išlydi, kaip ten važiauti, to mums iškart buvo geras sąlygas, taip gavom iškart bendrabut, kur gyventi. Nuo rugsėjo mėnesį gavom stipendiją ir gyvenom. Ir pradėjom ten savo tokį įdomį studentišką gyvenimą. Nuo studento gyvenimas, man atrodo, kad visiems patinka ir patinka. Bet kaip atėjom į pirmas treniruotes, biškį taip labai apsirikom, kadangi mes buvom iš provincijos, taip galim pavadinti save,
O ten Kauniškė buvo, kaip sakysim, Henrikas Barauskas, Vytautas Nėnis ir kiti, Paulius Baltrėnas, Teiseniai žvaigždės, Idermeikis buvo, ir Liubinskas Algis buvo. Nei buvo galva, taip žymė galva geresnė, aišku. Bet paskui, ką pradėjom dirbti su treneriu, treneris pamatė, kad ir mes neblogi, turėjom iškilti, taip galvos smegenų turėjom, atrodo, kadangi į Plungę žaidėm futbolą ir čia pradėjom, mes laik būdavo treniruotės su futbolu, taip treneris ir dabar žaidės buvo Inkaro komanda, tai man patiko, kad vis laik žemaičiai atskirai eina, Kauniškė atskirai eina, tai mes teikdavome visuomet, kaip sakant, iš provincijos aplošti Kauniškis, bet aš vienkart pavykdavau, kitaip nepavykdavau, būdavo visko. Bet tas toks buvo fizinis trenerio paruošimas mūsų visų, kur mums davė didelį pliusą būnant ir žaidant ledo ritulio aikštelėje. Tai buvo laikomi bendrą fizinį parengimą normatyvą, jie buvo laikoms. Ir čia metą parašyta turbūt. Tenkis medalis 71 metą. Jo. Ta 73. Na va. Ir vien žodžiu, taip, kad mūsų komanda, tą bendrą fizinį parengimą, kur mes laikėm normatyvus, bendrą fizinį parengimą vykdavo Kauno halėje. Tai susirinkdavo visas ledo ritulio komanda. Kauno buvo, Kauno Inkars, Kauno Ploš, Kauno Staklis, Atlets ir suvažiuodavo kitas komandas, kas būdavo. Ir Vilniaus komandas suvažiuodavo, kas dalyvaudavo aukščiausio lygo. Mes su savo treneriu priešakė be jokios konkurencijos laimėdavo vis laik pirmas vietas. Kiek būdavo tų parašymą, kaip sezonų. Ir čia mes 3 metus tapom pagal ton sistemą vykdomą, nuo fizinį parengimą. Tai jo, čia antrų metų čempioną. Tai per savo fizinį parengimą mes taip laimėjom ir iš eilės, ir su protu, ir fiziniu parengimu, kaip sakant, taip laimėjom 3 kartus iš eilės. Ir treneris buvo labai patenkintas, kad turėjo to kapelą, tokių žaidėjų. Į kitą metą dar pasijungė, tai pasijungėm ir Sidaraitis pasijungė. Čia mūsų Plungė. Sidabrus pasijungė, Sidaraitis, Marcinkevičius pasijungė. Ir nu, įda keli žaidėjai. Petraitis pasijungė taip pat. Gyžas. Nu, irgi tokie visi tinkam žaidėjai. Katram, aišku, pirmiausia turėjai parodyti, kad moka žaisti, į techniškai žmonės, į galvoti žmonės, pateikti pirmiausia trenerio Meckau. Tai buvo mūsų Dievas, mūsų treneris, mūsų mokytojas. Na, končiada. Taip. Taip, baigėm institutą, buvo 73 metą, kur čia važiuoti, taip galvojom, kur čia važiuoti, kur čia vykti. Tokie buvo maži pasiūlymą, elektrinus atsirado, dirbti ledo čiuožyklą atsirado.
siūlė ten važiuoti, ten į Elektrėnus, galbūt treniruot komandą, bet kadangi buvo su savo kolega Vytautą Norvilą, buvom pasiėmę, Vytautas važiavo į Kretingą, važiavo, arčiau Plungės, aš pasiėmiau į Plungę ir į Stopėlis Kenriks pasiėmė irgi į Plungę. Ir parvažiavom neblogi žmonės, kaip sakant, į Plungės komandą ir pradėjom ruoštis rudens sezono, 73-74 metų sezono. Tas laikas buvo Kadragis Vaclovas nuostabus pirmininkas. Čia Vaciaus dėka, un teik žmogus buvo, pats buvo, ir žaidėjas buvo Plungėje, ir trenerių įdirbęs, ir vien žodžiu į metodininkų įdirbęs. Ir paskiau, ką pradėjo dirbti sporto komiteto pirmininku, tai buvo toks Plungė didelis tromsis, kad on pradėjo, kaip sakant, į sporto bazės, ją pradėjo po biškėlį pasistatė, bija paskui tiek neklys, remont mechaninį gamyklą, vyka ten su baseinu salę pastatė ir Vienas svarbu, apie Buivydą, apie Vindošį, apie Išvėkį. Jo. Čia Vaciaus atminimo, kad reikalais būtų paminėti. Ir daug dėmesio Ledrutulio skyrė mūsų rajono valdžią. Tai buvo, pirmiausia, pasakyti, Halikas Buivydas, vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas. Toliau Ondrus partijos sekretorius, Šlekys, buvo, taip pat aš padedu ir Čerškus, taip pat Čerškus automatiškai buvo, kaip sakant, komandos mūsų sponsorius. Ir viskas galėda. Kaip sakant, tas laikas buvo partijinė sistema, daugiau partijinė sistema, ten dėmesys buvo krepams, aš čia nevardinsiu, kokie sekretoriai ten, bet ten buvo dėmesys didelis karams Ledrutulio. Tai pradėjom treniruoti, bet nuo pradžio norėjau pasakyti, parvažiavusi Plungę, einėjau į švietimo skyrių. Iš švietimo skyrių nuėjau, o tada buvo iš švietimo skyriaus vedėjas, buvo Mikalauskas. Ir norėjom kur gyventi, ką paskirtum kambarį kur gyventi. Aš buvau su šeima, apsivedžiau 73 metais. 71 metais apsivedžiau, į su šeimą parvažiavau į Plungę. Kadragis Vacys sporto komiteto pirmininkas nuėjo pas Buivydą, į Buivydas Halikas paskambino švietimo skyriaus vedėjų ir pasakė, kad reikia duoti bendrabutį, skirti Vaitkų bendrabutį. Tai su dideliu malonumu aš gavau tunžinį iš Kadragio Vacį, apkabinau ir padėkojau už, kad paskyrė bendrabutį. Ir tas bendrabutis buvo 33 Adamausko gatvėje. Tas buvo bendrabutis nuostabus, nes ten gyvena, buvo ir gydytoja, ir buvo trenerė. Ir aš Vytautas išvažiavau ten. Ten gerų žmonių buvo bendrabutis, tada buvo. Kitoj buvo galų gali daug Plungės mero. Lapuks Lapukėn gyvena. Jo, Lapuks Lapukėn gyvena, sakau. Petrus Vingis gyvena. Taip, sakau. Daug tokių.
Romas Kerpa, aš tą šalia gyvenau, šalia su Romo Kerpa gyvenom. Buvo daktaras Kliučius, su Kliučienė daktar buvo ir taip pat. Futbolo entuziastas Trakimaičius Algirdas, irgi didelis futbolo žaidėjas ir sirgalis vėliau tapo ir vien žodžiu. Taip, kad turėjom subūrėm gerą komandą ir pradėjom ruoštis ir taip pat te pritaikiau tokiu, kaip sakant, pagal savo trenerį Mecku, taip gavom ir štongą gavom, ką galėtumėm dirbti, tada mūsų jau buvo Ledonė sporto salė, ir ten salėje taip gaudavom valandas ir būdavo teik štongas, teik bendrus fizinis pasirengimas būdavo vykdoms. Ir būdavo į parką stadioną. Pagrindinis dalykas būdavo rudenį, kur vykdavo, kol dar neužšaldavo, kol nebūdavo ledą, un pelkių, un kur nors parkim prūdų. Tai visas pasiruošimas būdavo salėje ir taip pat parke krosą. Arba stadioną rengdavomės ir į parką, į krosą, į bėgėjimus ir viskas. Į laiptas, ir į kalnėlį, vien žodžiu. Ir užimėt kelintą? Nu, ir vat taip labai gaila, kad nepavyko mums laimėti čempioną, bet nieks norės tam į varžybas, tam čempionatą veiks. Ir mūsų Aplungės komanda iškovoja antrą vietą. Ir tas finalinis varžybas vyko Vilniaus sporto rūmus. Tai mums nuostabi tokia buvo suteikta šventė, kadangi oras atsileido ir nebuvo kur ledo, o tada vyko spartakiada ir federacija sutarė, kad tuos pagrindinės rungtynės bus žaidant dėl čempiono, bus sužaistas Vilniaus sporto rūmus. Mums tai pavyko sužaisti, bet nepavyko tapti čempionas. Ir tapom antros vietos laimėtoją. Nu, o toliau dirbom ir pradėjome ir taip pat. Čia, kaip sakant, mes nebuvom profesionalą žaidėjai, bet visi dirbom. Buvo paskirtas į Plungės sporto mokyklą. Į sporto mokyklą paskyrėm, buvo Kališauskis direktorius paskyrė ir mane beš nepavyko, nes nebuvo vietų mokyklo, o sporto mokykla, sako, būsi futbolo treneris, bet turės važinėti ir į tavą. Nu, kom padarys, kaip įtepį. O kadangi to laiko įėmė į armiją, kad nebūčiau paimti, buvo darbams Babrungėnų 8-metį mokyklą. Iš kaimo mokyklų to laiko neįėmė į kariuomenę. Na, aš aišku, gal biškėlį ir apgavau tą valdžią, nes ten kaime, kaip dirbau Babrungėnus, skaitės nepilnas etats. Nu, bet direktorius parašė tik pažymą, švietimo skyriaus skyrius parašė pažymą, kad dirba Babrungėnų 8-metį mokykloje ir to ir baigęs darbas. Kad mokyklo dirbi, reiškia, vis neėmė į armiją. Ir te palikau iki 75 metų. Taip išvažinėjau ir į Tavą, bet paskiau mane kaip sakant, laukė, kai galėjom teikėjom, bet kai reikėjo ateiti į salę, ten neįleido mūsų salė, buvo tokia scenė mokytoja, gimbutien, bet sako, neprama, kur nuoti ne. Nu, kai aš ėjau, kai galėjau ten, kai vakų buvo, tol ėjau, tol važiavau ir Tavo, o tai paskiau, kitų metų pradėjau dirbti sporto mokyklą metodininku. Nu, metodininku padarbu. Kališauskis
išėję į 4 vidurinę mokyklą buvo paskirti mokytojų iš direktoriaus pareigų, o paskui direktoriaus pareigas užėmė Petruotis Kostas ir aš buvau sporto mokyklos metodininkas, mano darbas buvo su pagrindinėm miesto ir kaimo mokyklom. Tuo laikmečiu buvo 15 aštuonmečių mokyklų, 6 kaimo vidurinės mokyklos ir 4 miesto vidurinės, kadangi atsidarė 4 vidurinė mokykla, ir nuo tas laiko darė 1, 2, 3, 4 vidurinė mokyklos. Ir vykdžiau visas sportinės varžybas tarp mokyklinis. Kadangi reikėjo atsirinkti komandas, katru dalyvaus už rajoną, tiek zoninės varžybos, tiek tolimesnės varžybos, tai reikėdavo eilę varžybų vesti visokius drastiprus vikrus, vilčių startai ypatingai būdavo žiūrim, taip kad buvo didelis darbas, o čia Plungė, aš pareis jaunas žmogus pareis, o ten sena velka. Mokytos Pocius buvo, mokytos Jarulis buvo, visi, aišku, net būdavo tokia varžybų, kad pareikdavo, taip apsikriokęs iš varžybų neseniai visą laiką, aprašys nuostatus, net kabinės, čia deko kablėlis, neto veito kablėlis, deko neto veito, čia taškas padės, kabindavos dėl nuostatų. Nuvykdėm šaudėm varžybas, tai šaudėm varžybas atsineždavo iš vakar jau protokolus, jau surašytus, būdavo taikinę sušaudyti jau iš vakarą, bet teisėjai paskiau apkeisdavo, aš tik paskiau pats supratau, kad vyks tokia negerą dalyką, tai aš paskiau pasikviečiau pas švietėjimo skyriaus vedėjų Globys, to laiko buvo, pasikvietėmės mokytojas, sutarėm, kad tokių dalykų daugiau nebebus ir tęsėm toliau darbus savo mokyklos ir nebuvo tarkauti daugiau jokių problemų. Ir paskiau bėgo metą, kadangi savaitės, kaip sakant, matė, kas ką apdarba Plungė, aš išdirbau metodininku iki 80 metų, išdirbau metodininku 5 metus. Ir kadangi savaitės pamatė, nes ons gavo pasiūlymą išvykti į Palungą, ten per Žalgirio centrą tarybą, išvyko į Palungą, jos nežinojo, končia paskirti į sporto komiteto pirmininkus norėjai. Bet aš taip dirbau ir taip pat palaikėm su glaudžius ryšius, savaitės palaikėm labai gerus, iš ano aš daug ko išmokau, tiek organizacinių klausimų, tiek inventoriaus įsigijimą, o mane nuvežė į Vilnių, į sporto departamentą, pristatė per visus skyrius, pravedė mane, ir valdžia mane patvirtina, Bojus Haliks buvo ir Antanas Andašis buvo pirmininkas vykdomo komiteto, parašė įsakymą ir mane priėmė dirbti sporto komiteto pirmininku. Išdirbau sporto komiteto pirmininku irgi 7 metus. 7 metus išdirbau sporto komiteto pirmininku. Tai toks, ką pasakyti, dar buvo, nežinau, tokį nebuvo konkretumą. Vėl tas pats. Kaip švietimo skyriau dirbau, taip ir čia reikėjo dirbti. Tik reikėjo dirbti, visas varžybas vykdyti su sporto kolektyvas, su suaugusiais žmonėmis reikėjo. Buvo ir taip pat vykdom, į spartakiadas buvo vykdomas, taip įvairias, tiek žiemos, tiek vasaros. Tiek šeimų varžybas buvo vykdomos ir taip pat, sakau, kad taip vykdavo tai tokia nelaiminga socialistinė lenktyniavimo vyka, kur mums reikėdavo pagaminti iš nebūto, kad būtum, kai paruošiam
pirmą atskirį sportininkų, kai kandidatai meistrus būdavo paruošdavom, nes mums labai gerai pavyko tas, kad Plungėje atsirado sportą, atsirado irklavimo bazė. Pasistatė, jo, ir remont mechanikų gamyklą buvo ir pastatė, atvažiavo trenerė Tolikas ir Birutė Danilinai. Atvažiavo nuostabi žmonės, anie pradėjo borti irklautojus, pradėjo statyti pobėškį salę, pradėjo ten finansavo sąjunginį darbą rezervų draugėje, ten skyrė daug lėšų, bet į Plungę kenau. Tai prisimenu, kad atėjo treneris Danilis, atėjo pas pirmininką Vindašiaus visuomet. Tai visuomet, tai padėjo, tik atėjo dėl piniginių reikalų, kad reik baldus pirkti, reik tom pirkti. Ir vien žodžiu, visko reik rūpintis tokias dalykas. Aš visuomet palaikiau Toliką, nes Toliks, kaip sudalyvavom pirmas metas, kaip Toliks ėdavo, aš visuomet anam padėdavau, bet karts, on tai įkirėdavau pirmininko, kad pirmininkas, aš ėdavau, on pakveisdavau, mums paskambindavau, ateik Viktorai pasilink Danilinį, pasiimk Toliką iš kabinetą, išves lauką. Jis neina manęs, kol aš nepažadėsiu jam. Tai būdavo piniginė klausime, bet būdavo sprendams, tai klausima gera. Atsirado ir paskiau, kaip būdavo vykdomas tai socialistinį lenktyniavimą, tai mes įstatėm irklautojus per 2 metus. Atsirado tokie irklautojai, kad mes užėmėm socialiniam lenktyniavime po Kauno rajoną, mes buvom Plungė 2 vieto. Kadrigis Vaclovas, tada ons ir dalyvavo, būdavo tos lenktynės, bet ons dalyvaudavo visos sporto šakos. Ir kiek surinkdavo, ten buvo geriausias pasakėms, buvo 3 vieta, bet visur buvo į dviratę, ištomkas, į plaukimą vis tokie, į variausias sporto šakų, į krepšėnis, į futbolas, vien žodžiu, visas sporto šaks susimaudavo ir gaudavo tas, kad vien žodžiu, daug taškų mums iš karto. Vien irklavimas, mes galėjom niekur net dalyvauti, su vien irklavimu visko atvežė mums 2 vietą į socialistinį lenktyniavimą. Kad biržams su šaudymu. Biržą šaudymą atveždavo, nieks neturėdavo. Jo. Būdavo. Jo. Ir tada mums viskom pavyko padaryti, kad vien žodžiu. Ir darbs, temo net tęsiasi irgi. Nieko nebuvo te baisa, bet tai susirinkimą važiuoti Vilnių, posėdis toks, posėdis dėl to, posėdis atvažiaus, įvairias klausimas, būdavo. Bet būdavo, tad per partijinį lėnį, būdavo priimdavo tokius nutarimus, buvo nutarimas apie šiandien prasim toks, dėl ledrutulio plėtojimo Plungės rajone ir futbolo populiarinimo Plungės rajone. Tai aš dar ruošiau tą pranešėjimą, mūsų partijos komitetą, ruošiam buvau kažkokiu tai sueiga, tai reikėjo atsiskaityti už tus visus, kaip sakant, ko mes turėjom padaryti tada į priekį, ko nuveikti. Į taip išbuvau iki 87 metų ir paskiau pasirodė biškėlį sąjūdį, tokių sąjūdis atsirado, pradėjo jau šnekėti, ten Vilnių daugiau, tai pas mūsų nieka atrado, ir aš pagalvojau,
Kaip čia, kad pasiūliau balbus, gal aš išėjęs lauku, o to kvieto žmonės dirbti į sporto komitetą. Ir tokį vet padarau mainas, aš sakau, aš čia eitų tavęs. Nu, un galbūt buvau patenkinti, kad bus sporto komiteto pirmininkas, bus pirmininkas. Tai on sutarė, kad taip ir vedu. Nuėjom pas Gristaičių, dalinom su Gristaičiu ton klausimą. Ir aš pasirašiau pareiškėjimą išėti iš sporto komiteto pirmininko pareigų į technikumą, statybos technikumą. Į statybos technikumą aš išdarbau iki 93 metų. Nuo 93 metų tai buvo irgi tai jau buvo įvykęs, kaip sakant, sąjūdis jau pradėjo veikti. 88 metais Lietuva pradėjo siekti nepriklausomybės. Ir tas periodas iki 91 metų, kol kaip įvyko tas sausio 13 kruvinas sekmadienis vadinasi, tada taip, bet tas buvo šeštadienis. Ir man ten, kaip tik, dar dirbau technikume, pas mus, kaip atrodo, sąjūdis. Dar dirbau technikume ir atvažiavo su mašina, kareivių pilna mašina. Atvažiavo, jis sustojo, žinojo, nei kur kamercijai, kadangi technikume buvo automatų, buvo šaudykla buvo ir Tepanė atvažiavo, kreipėsi į direktorių, tai buvo karininkas viens, katras pas direktorių ir ten turėjo atiduoti visus ginklus, automatus, kai taršovinis, kas ten buvo, ir vien žodžiu, ir ane išvažiavo. Taip gerai, kad viskas tylė praėjo, taip tylė, o paskiau te panaikino, katedrą panaikino, karinį katedrą panaikino, Lapė buvo karinis vadovas. Nu ir tada dar dirbau iki 93 metų išdirbau, o 91 metais įvyko pats žiauriausias dalykas Lietuva, aišku, visi žinom, 91 metų. Taip nuo rudens pradėti atrasti bruzdėjimą, įvairiausią vis perimti valdžią. Taip komunistai nenorėjo atiduoti valdžios, bet su Landsbergiu priešakyje buvo pabiškėlį tarės, ane važiavo ir į Maskvą, į ten suvažiavimą vien žodžiu, prašėjom, norim būti laisvė, visus. Bet mūsų pavyzdžiui pasiekė, tai Latvija pasiekė, tai Estija pasiekė ir daugelis kitų sovietinių respublikų pasiekė. Tai tas laikas buvo plungė labai buvo populiari, buvo odos gamykla, visi žmonės te pragyveno, daug žmonių pragyveno iš odos gamyklas, kadangi visi užsiėmė toks smulkiųjų verslų, pirkdavo odą, kaip ten gaudavo odą. Aš atsiprašau, tu biškai papasakau, kaip ten savus įvykius dalyvavo, trumpą, konkretai. Aš norėčiau papasakoti, bet aš norėčiau, kad čia Genadijau į laikraštį gal nefotkintumėm, taip įdėtumėm, taip negal padaryti tokį dalyką. Nu, galim užstatyti, bandyti. Kad čia sakau, aš turiu daug tokių čia laikraščių. Tada atskira, nes, palauk, aš stabdysiu biškai. Technikume. Taip, technikume būdavo rengiama, dar ir taip pat, daug sporto švenčių, tarp grupinių varžybų, įvairių bėgimų, estafečių, parke, stadione ir kitose parko vietose. Jie dalyvaudavo rajono pirmenybėse. Jo, ir taip pat atrinkdom savo komandas, kurios dalyvaudavo
ir rajoninis varžybos. Tai va, čia buvo šventė, jau žinot, kad čia šventė buvo vykdoma pergalės 9 dieną. Čia vyko irgi plungės galiūnų konkursas, taip pat, kurios teko dalyvauti ir man pačiam. Bet aišku, toli gražu iki prizininko. Taip pat. Ir maišo nešimas, ir kitokių dar dalykų, ir estafečių, ir taip toliau. Sporto komiteto pirmininkas. Čia toks nuotraukėlė iš sporto komiteto pirmininkas stadione, bet kadangi buvo ruduo, buvo nekoks oras. Į nuotrauką nekokia. Į nuotrauką šiokią tokią. 85. O čia plungės kooperatininkas tapo Nemuno nugalėtojai ir pateko į aukščiausią lygą. Pasakau. Taip. Važiuoju toliau, tada. Technikumui dirba. Jo, technikumai irgi baigiau darbus, buvo 93 metai ir gavau pasiūlymą ateiti į Rytų vidurinę mokyklą dirbti mokytoju. Kadangi buvo futbolo robotas, dirbo komandoje. Ten, nežinau, bijau pasakyti, ar antro trenerio, ar kelinto ten trenerių. Komandos vadovų teisingai buvo. Ir ten Ivanauskas buvo komandos vadovas, o aš buvau pavaduotas. Ir jis paskirti pas savęs, kad mes būtume kartu ir būtų lengviau vadovauti futbolo robotų komandai. Futbolą. Nu, po kiek laiko, kaip sakant, buvau priimtas ten ir pradėjau savo, toks netikėjau, kad tiek daug metų išdirbsiu toje mokykloje, o pasirodo, kad išdirbau toje mokykloje 27 metus. Čia įvardink kolegas. Ką? Įvardink kolegas. Taip, man teko dirbti su tokiais garsiais kolegom, kaip Antanas Sedžiauskas, Donatas Paškauskas, Rita Untulienė. Donatas. Paplauskas. Jo, Donatas Paplauskas, Rita Untulienė, Gintaras Dolmarkas. Ir kartuoja Antanas Sedžiauskas. Ja. Čia legendarinė nuotrauka, kad ton viskas aiškus. Čia. Koks čia jie? Čia mūsų kooperatininkas apie 1970 gal 75-6 metai galėjo būti, taip. 77. 77. Nu, galbūt taip. Nes ir aš esu čia. Jo. Nu, tai aš 77-tas muni paleda. Paleda. Kokaino mobilizacijas. Bet tu daug romanus dar. Ir Orvici romanus. Tada nežinau. Tada nežinau. Tada
Gauvom tas maikis geltonas su žalias. Auksėlis maikis. Jėzus. Taip, ugdydamas vaikas mokykloje ir rengdamasi varžybom, pasiekėme eilę aukštų laimėjimų. Tiesiog, kur vykdavo varžybos, visados ryto mokykla buvo, visoms mokykloms buvo didžiausi konkurentai. Nu, o pagrindinė kova visą laiką vykdavo tarp senamiesčio mokyklos ir taip ryto mokyklos. Aš noriu pažiūrėti pirmiausia, kad 2007 metais vyko Lietuvos mokinių olimpinį festivalį futbolo žaidynės, į kurias mes pasiekėme finalą ir finale mums pavyko įveikti 3 varžovus ir tapom Lietuvos mokinių olimpinės festivalio čempionu. Taip pat 2015 metais mudu su mokytoja savo kolege Rita Untolienė parengėm vaikus kvadrato varžybom. Taip pat irgi pasiekėm finalinį etapą, kur iškovojame antros vietos nugalėtojo vardus ir antros vietos tapom prizininkai. O taip daugelį varžybų eilę metų dalyvaudavom zoninės varžybos, tarp zoninės varžybos visokias sporto šakose, kokias mes galėdavom paruošti ir dalyvauti už mokyklą. O čia svarbiausias nuotraukas. Prašau, pakomentuok. Čia man teko būti... Čia didžiausia laimėjimą. Teko būti Vokietijoje, kur mano žentas Evaldas Jocys žaidė Leverkuseno Bayer komandoje ir man teko žiūrėti, pabūti savaitę laiko pagyventi Vokietijoje, pamatyti gerų futbolo varžybų ir taip pat ir krepšinio varžybų. O čia buvom kad tik salėje, krepšinio varžybos ir tada jie pasiekė pergalę, bet vėjo pasakyti prieš ką. Nesvarbu, pergalį kasiet šalip. O čia mes esam mano žmona Janina, man anūkė Viktorija ir mano dukra Jurga. O čia į pergalis, o čia tas viskas į. Palauk dar gerai, pasakau kažką. Grįžime prie veteranų. Nu taip, aš noriu apibūdinti taip, kad mes čia tas mano sportinė veikla buvo ilga, nesustabdoma ir daug buvo pasiekta ir pergalių pasiekta įvairiausių. Ir tiesa, dar norėjau pasidžiaugti, labai norėjau pasidžiaugti 1978 metų dalyvavom Plungės kvaratininkų komanda, dalyvavom Tiesos laikraščio Taulius futbolo varžybose. Plungėje vyko finalas, kur mes nusileidom Kauno kelininkų komandai 0-2. Su statybos technikų komanda irgi taip pat tapom antros vietos laimėtojas, irgi iškovojome medalius. Su savo mokyklą, kaip minėjau, irgi taip pat berniukų futbolo komanda tapo mokinių olimpinį festivalį nugalėtoju.
Čia irgi vienas iš laimėjimų. Žantį laimėjo. Ai, jo. Žantį laimėjo. Jo, žent laimėjo. Nu, man žent čia daug kur buvo, taip, Amerikoje baigė mokslus ir grįžo į pirmą bei pasakyt, ar į Izraelį pirmą išvažiavo. Galilėjo. Jo, toliau buvo Vokietijoje, toliau buvo Belgijoje, dar Lenkijoje dalyvavo, tai vien žodžiu taip irgi pasiekė švarių laimėjimų. Čia irgi vienas iš laimėjimų. Jo, čia mano dukra Amerikoje Loreta su savo sūnum gimusiu Adomu. Kur dabar Adoms? Adoms žaidė universiteto komanda amerikietišką futbolą, bet jam nepavyko užsikabinti ir dabar šiuo momentu dirba kitą darbą. O ten tokių didelė konkurencija, kuri, kaip sakant, reikalauja daug pastangų, bet kadangi į jo vietą laukia eilės šimtai ir tūkstančiai galbūt, tai jam nepavyko prasibrauti profesionalų gretas. O čia stadione buvo beisbol varžybos, tai buvo nuėjęs man anūkai Lukas ir Adomas, mes žiūrėjom irgi pilnutėlė arena, bet kadangi aš beisbol nespratau ten. O čia su Vacės tau rūmų. Ten nespratau. Ir čia su savo kolega Vaclavu Kulišausku prie Oginskio rūmų. Dar vien kažkur mačiau nutrauką, kad veteraną, kur skaudi buvo, su jauniausiu. Jo. Su jauniausiu Lietuvos. Pasakau. Jo. Su jauniausiu veteranu Lietuvos. Nu ir toliau. Kamansi. Su jauniausiu Lietuvos veteranas. 18 metų. Nu. Pasakau. Čia dalyvavom Skuode. Skuode buvo varžybos, kur buvo surinkti Plungės komanda. Žaidėm su Skuodo ir Klaipėdos, man atrodo. Jo, Kleišskai pylį nuvedurį. Jo. Ir ten tapom čempionais. Ar nugalėtojais? Nugalėtojais. Jo, nugalėtojais tapom tame turnyre Skuode. Ir debitavo jauniausias Lietuvos veteranas. 18 metų. Ir dar keli žodžius norėjau pasidžiaugti. Taip pat su vaikų futbolo klubo Žiogelis, taip pat irgi. Jo. Čia su žvaigždėm. Čia jau reikia atskirus nuotraukas, atskir pritraukėm. Bet manau, tiesiog padaryti nuotrauką. Plungės sporto elitas. Futbolo elitas. Čia iš Plungės, kuri išėję yra. Ir Plungė likę. Ir Plungė likę, kurie liko, jos organizavom tokį. Ten yra ir buvo čempionai, ir čia. Čia 50 metį. Jo. 50 metų. Jo. 50. Nuo 56 ir 6 metas atrodė buvo. 96. Tai reiškia 40 metų. 40. Nu. 96 važiavom į Linėlį. Nu. Jo. A kada važiavom? Tada važiavom vienas. Į Linėlį. Nu. Kabolis buvo. Nu.
Gerai. Nu, užteks. Viskas. Apie sportą šiek tiek papasakojat. Dabar kitas nuotraukas įdėsiam atskirų junginių. Atskirą nuotraukas įdėsiam. Pakomentuosiam paskiau atskiras nuotraukas. Ir davai 5 minutės jie gali par 5 minutės susidėliok į 91 metų sausį įvykis. Nu gal. Kap ne kap, esi gyvas dalyvis. Aš čia tur gan čia prasminus, tokia